Norėtume pristatyti naująją A seriją, kuri susideda iš 7 modelių. Taip pat yra 2 transmisijos, tai yra pusiau automatinė high-tech ir paprasta mechaninė Classic. A serijos modelių gama prasideda nuo 75 arklio jėgų iki 130. Kaip matome, naujoji A serija yra stipriai atnaujinta, traktorius yra stipriai padidėjęs, padidintas traktorio komfortiškumas, matomumas, traktorius pritaikytas darbams universaliems, taip pat darbams su frontaliniu krautuvu. Naujoji A serijos kabina prilygsta N serijos kabinai, todėl komfortas labai išaugęs dėl to. Taip pat norėtume pristatyti atnaujintus modelius, kuriuose yra 2 tipų varikliai, tai 3,3 ir 4,4 litro darbinio tūrio variklis, kuris yra su AdBlue sistema taršos mažinimo. Taip pat yra įmontuojamas stoglangis, patogi užuolaidėlė nuo saulės, įmontuotas kondicionierius naujo tipo, taip pat hidraulinės poros fiksuojančios, kurias galima fiksuoti rankenėlėm, kas labai patogu darbe. Nauja transmisija, labai patogi, lengvai pavaros junginėjasi. Reversas prie vairo, ką reiškia, kad galima be sankabos pirmyn atgal pajudėti. Naujose Valtra A serijos traktoriuose įmontuotas yra greičio mažinimo mygtukas, kuris leidžia traktoriui judėti iki 90 m/h greičiu. Šitas mygtukas naudojamas ypač darbuose miškuose, kur sodinimui medelių naudojamas labai mažas greitis. Taip pat įvairiuose sodinimo darbuose žemės ūkyje, kurie reikalauja ypač mažo greičio. A serijos traktoriuose yra elektroninis darbinio apsukų keitimo mygtukas, kuris leidžia lengvai pakeisti darbinio apsukas. Taip pat darbinio paleidimas yra elektrohidraulinis, labai lengvai valdomas mygtuku, įjungimas, išjungimas. Vidurinio dydžio A klasės A serijos traktoriukas ir 3 metrų skutikas, 110 arklių. Vėl 1800 apsisukimų, didelė labai kabina, geras matomumas, dviese laisvai sėdėm. Labai trumpas priekis dėl savo variklio ir viskas suspausta į priekį. Vidutinio dydžio A serijos traktorius, vidutinio dydžio, vadinkim, važiuoklės, šasi ir high-tech transmisija. Power shiftas, nereikia sankabos. Pasiruošim iškelti skutiką. Tikrai labai gerai išdėstyta jungčių padėtis, hidraulikos valdymas, tiltų įjungimas, galinės pakabos valdymas patogus. Ūkininkas tikrai nesusidurs su problemomis perjunginėdamas pavaras, kadangi pavarų svirtis tokia pat kaip mašinoje 6 pavarų. Į naują A seriją integruotas reverso svirtės jautrumo reguliavimas, todėl galite pasirinkti, kaip pradėsite jautriai važiuoti. A serija nuo šiol turi tokią hidrauliką, galima sumontuoti atskirą siurblį, su kuriuo bendras hidraulinis pajėgumas gali pasiekti 98 litrus per minutę. 6 statramsčių kabina jums užtikrins didelį patvarumą
Taip pat ypatingai patvarumo miške nebe plasmasiniai, o metaliniai purvasaugiai. Taip pat į kabiną labai lengva įlipti, sumontuotiniai žemai laipteliai, kurie užtikrina lengvą įlipimą į kabiną.